esam kažkur užstrigę amžinoj mokinystėje ir vis sėdim toj pačioj pirmoj klasėje. Dabar jau ir užmiršau pats, ko jis moko mus. Neik prieš mane, eik už manęs. Kas mums turi įspirti į užpakalį, kad mes judėtume? Jeigu reikės, atiduosiu gyvybę už mokytoją ir už jo mokslą. Garbė Jėzui Kristui. Šalom vėl visiems. Toliau tęsim linksmą tokią temą. Jėzus Kristus, mokytojas. Jėzų vadiname mokytoju. Na, manau, kad čia jau šitą temą tikrai daugelis esat girdėję, skaitant evangelijas, mišiose ir mokymų, pamokslų visokių ir iš mūsų YouTube kanalo irgi, ir kas lankotės Pakutuvinuose. Taigi esu čia prikankinęs visus, keldamas klausimus apie mokinystę, ar aš esu mokinys, nes kai kreipiuosi į Jėzų mokytojau, tai turėčiau save laikyti mokiniu. Nors žydams įprasta vadinti išmintingų žmonės mokytojais, ateina viens pas kitą ir gali vadinti rabį, nors iš tikrųjų, kad oficialiai rabį, mokytojai hebrajiškai galėtų pavadinti, jie ten mokyklas baigė, Toros mokyklas, Telšiuose mūsų Lietuvoje buvo labai garsi Ješiva, Toros mokykla, net Izraelyje yra. Tai ten ruošia tuos rabinus, kantorius, visus sinagogos tarnautojus. Labai įdomiai ten gyvenimas buvo organizuotas. O koks yra mūsų santykis su mokytoju, Kristumi. Ir ką jis formuoja, kokį santykį formuoja. Ar čia tik tais toks poetinis, mūsų maldose, ar nežinau, kas iš mūsų kreipėsi į Jėzų mokytojų. Kada kreipėmės į Jėzų mokytojų? Na, jeigu aš save laikau Jėzaus mokiniu, aš išdrįsiu kreiptis į jį ir mokytojų. Ir kada aš kreipiuosi į jį, kai noriu kažko iš jo išmokti, kai noriu jo paaiškinimo, taip kaip jo mokiniai kreipdavosi į jį, prašydavo paaiškinti, ką jis čia norėjo pasakyti, kodėl jiems nepasisekė taip kaip jam, kokią piktą dvasią išvaryti ar dar kažką. O prisimenam vieną kartą, Petras bandė suvadovauti Jėzui ir sakė, tau neturi taip atsitikti, nustok taip kalbėjęs, tai neįeina į mūsų planus, ir Jėzus jį pasiuntė, eik šalin šėtone pavadino. Nevadovausi man. Na, čia mūsų vertime taip skamba, ten galbūt buvo prasmė, neik prieš mane, eik už manęs. Mokytojas pastatė mokinį į savo vietą. Gerai, bet kad mes turėtume pagrindą šiokį tokį, aš norėčiau paskaityti truputį iš Evangelijos. Man brangia tokia viena vieta, kur sakykime, apie Jėzų kažkas kitas liudija kaip apie mokytoją. Taigi Jono Evangelija, 3 skyrius. Buvo vienas fariziejus, vardu Nikodemas, žydų didžiūnas. Jis atėjo nakčia ir kreipėsi į Jėzų, rabį. Mes suprantame, kad esi atėjęs nuo Dievo kaip mokytojas, nes niekas negalėtų padaryti tokių ženklų, kokius tu darai, jeigu Dievas nebūtų su juo. Taigi čia mes turim tokį tarsi ir palengvinimą, Nikodemo kreipinys, rabį, tai būtų mokytojų. Mes suprantame, kad esi atėjęs nuo Dievo kaip mokytojas. Nuo Dievo kaip mokytojas. Ne šiaip žmogiškom pastangom įgyjęs žinių ir jas perduodantis kitiems, mokantis kažkokios gyvenimo išminties. Bet esi atėjęs nuo Dievo kaip mokytojas.
Tai visai kitą santykį kūrė negu su paprastu kunigu, mokytoju, katechetu ar dar kažkuo. Nors ir čia mes turėtume tikėti, kad jie pašaukti, kunigai pašaukti mokyti žmonės, aiškinti Dievo žodį, suprasti jį ir tai turėtų daryti ne savo jėga, gyvendami naujojoj sandoroj per Kristaus kraują, priėmę Kristaus dvasią, turėtų tai daryti su Kristaus dvasia. Taigi leisti mokytojui kalbėti mūsų lūpomis. Tokiu būdu mes tam tikrą prasme irgi esame pašaukti būti ir mokiniais ir atstovauti mokytoją. Bet toks įspūdis kartais susidaro, kad daugelis iš mūsų esam kažkur užstrigę amžinoj mokinystėje ir vis sėdim toj pačioj pirmoj klasėje. Kas mums turi įspirti į užpakalį, kad mes judėtume? Galbūt mes įsipatoginom, gal mes bijom atsakomybės, gal bijom susimauti, nepasitikim juo, kad jis kalbės mūsų lūpomis, veiks, bijom būti nepopuliarūs ir panašiai. Taigi, ar mes kartais nesigėdijam savo mokytojo? Ar mes iš tikrųjų esam jo mokiniai? Kitą kartą pakalbėsim apie mokinystę ir apie tas sąlygas, kurios yra išsakomos Evangelijoje, ką reiškia būti jo mokiniu. Nemaži reikalavimai, bet kogi Jėzus mus moko, kogi jis moko mus. Dabar jau ir užmiršau pats, ko jis moko mus. Gerai, toj pačioj Jono Evangelijoje čia buvo toks vienas epizodas, kur pats Jėzus apie save irgi užsimena. Tai vakarienės metu, žydų Velykų sedaro, kai švenčia perėjimą iš Egipto į laisvę, mini tuos įvykius Jėzus valgydamas tą žydų Pesacho perėjimo, kurį mes pavadinom Velykomis, tą vakarienę, numazgojęs mokiniams kojas, jis užsivilko drabužius ir sugrįžęs prie stalo paklausė, ar suprantate, ką jums padariau? Jūs vadinate mane mokytoju ir viešpačiu ir gerai sakote, nes aš toks ir esu. Jei tad aš viešpats ir mokytojas, numazgojau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti. Štai Jėzus sako, jeigu jūs vadinate mane mokytoju ir viešpačiu, ir gerai sakote, jis prisiima savo tą. Ir kai jis kalba apie mokinius, kas gali būti jo mokiniais, tai tuo pačiu jis irgi suponuoja, kad jis yra mokytojas. Taigi mes turime mokytoją, atėjusi nuo Dievo, kaip išpažįsta religingas žydas, turtingas, išsilavinęs fariziejus Nikodemas. Ir toliau Evangeliją skaitydami mes matom, kad fariziejai, rašto aiškintojai, kurie tam tikrą prasme yra irgi kaip rabinai mokytojai, irgi moko žmonės gyvenimo būdo, laikytis įstatymų ir Jėzų vadina mokytoju. Priklaišioja Jėzui, kodėl tavo mokiniai nesilaiko įstatymą. Prikaišioja Jėzui, kodėl jis gydo šabo dieną, daugiau nieko neranda jam prikišti. Ir tai Jėzus moko ir juos, kad žiūrėtų dvasios, o ne vien raidės. Taigi Jėzaus mokslas skiriasi nuo fariziejų rašto aiškintojų mokymo ir iššaukia tam tikrą konfliktą. Ir mums svarbu tai suprasti, ko mokė žydų rabinai, ko jie šiandien moko ir ko mokė Jėzus. Nes mes kartais vadinamės, galvojam,
kad esam jo mokiniai, bet turim savo supratimus ir vadovaujamės ne mokytojo logika, bet vadovaujamės kitų mokytojų išmintimi. Dažnai, susidomėję Izraeliu, žydų tauta, jos palikimu, dvasiniu, kultūriniu, įsimyli žydų tautą ir per Dievo žodį, kai pradeda melstis už Izraelį, atsitinka taip, kad labai suidealizuoja žydų rabinus, pradėdami klausyti žydų rabinų mokymus. Bet dėja ne viskas tinka, ne viskas dera su Kristumi. Taip, daugelis pasakys, kad daug tų pačių dalykų šiandien moko rabinai, žydų rabinai, ir niekam nenaujiena, kad jie irgi yra nemažai nusiklausę, pasiklausę ir krikščionių, ir atpažįsta tuos dalykus Toroj ir keičiasi jų mokymas, jeigu pažiūrėtume, kaip jie mokė pirmaisiais amžiais, kaip jie dabar moko. Tai tas judaizmas labai skiriasi ir būtų neišmintinga ginčytis apie tai. Bet mums svarbu pirmiausia pažinti savo mokytoją, kad galėtume iš kitų mokytojų pasisemti irgi kažkokios išminties, giliau išvelgti, bet pirmiausia mes turim turėti pagrindus Jėzuje Kristuje, mūsų mokytoje, ko jis moko. Ir svarbi ta detalė man labai jo mokinio pozicija. Ar pasiėmiau aš savo kryžių? Ar aš susitaikiau su ta mintimi, kad jeigu reikės, atiduosiu gyvybę už mokytoją ir už jo mokslą. Imti kryžių reiškia prisiimti mirtį, susitaikyti su mirtimi, su kaina, ką daugelis jo mokinių įvykdė, tapo kankiniais liudydami tikėjimą, likdami ištikimi savo mokytojui. Viešpats te padeda mums suprasti šitą mūsų labai svarbų pašaukimą, būti jo mokiniu ir išpildyti sąlygas ir sekti juo, o ne vaidinti jo mokinį. Dieve, pasigailėk mūsų Jėzaus mokykloje.